va čia bus nelygumų išmės. Uodega Artimiausią spalio 3 dieną jau matosi. Priestato, toliau dabar tik tai likę griuvėsiai. Lietuviai inicijavo pirmasis Baltijos šalių aviacijos sporto žaidynės. Įsimintiniausia, kad 1939 metais būtent šioje vietoje rugpjūčio 13-20 dienomis didžiulis įvykis pirmosios Baltijos šalių aviacijos sporto varžybos, kurias inicijavo lietuviai. Dalyvavo Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos avimodeliuotojai, sklandytojai, lakūnai. Varžybų uždarymo šventėje dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Sovietų Sąjungos delegacijos. Pilotavo jaunesnis puskarininkas Dovidaitis ir jaunesnis puskarininkas Dambrava. Nors padangė buvo aptraukta tamsiais lietaus debesimis, naikintuvams pavyko surasti paklydusi Lenkijos bombonešę, prie jų prisigretinti ir nutupdyti Kauno aerodromą. Išlydėta Lietuvos delegacija į Maskvą buvo priversta priimti Sovietų Sąjungos reikalavimus įvesti ribotą Raudonosios armijos kontingentą Lietuvos teritorijoje. Raudonoji armija užėmė aerodromą ir nepaliko jokių vilčių tęsti civilinės aviacijos veiklą. Gali perėti saugoti vietinės aerodromo batalionas. Tačiau nebuvo skirta rimtesnių pajėgumų saugojimo, todėl dalis paslaugos įvyko. Išvedus Rusijos kariuomenę, aviacinės sportinės organizacijos eksploatavo tik didesnius bunkerius. Pastatus, kurie buvo. Tas aerodromas yra brangus ne tik tuo, apie ką čia kalbėjo Eugenijus ir Gytis, bet ir dėl to, kad čia galvą sudėjo ne vienas, ne 5 ir ne 10 mano draugų, kolegų ir ankstesnės kartos lakūnų. Jurgis Zapkevičius, Akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas Aloyzas Cibarauskas, vienas iš perspektyviausių akrobatinio skraidymo meistrų Lietuvoje Darius Išganaitis. Taigi čia turėtų paminklai stovėti jiems. Ir aš tikrai nesutikčiau, kad per tą vietą, kur žuvo mano kolega, kas nors bėgiotų, tryptų tą vietą su golfo lazdomis. Tai per daug brangu. Tarptautinė aeronautikos federacija nėra komandinis kažkoks tai organas, tai yra visuomeninė organizacija. Ji negali nurodyti ar įsakyti kažką tai daryti. Ir kaip oficialus jos atstovas, aš kreipiuosi į miesto valdžią, į Kauno apskrities viršininko administracijos atstovus. Laikas priimti sprendimą. Šitas angaras ir šita teritorija turi būti padaryta taip, kaip daugelį vakarų šalių. Ir tikrai būtų gėda mums lietuviams, jeigu Baltarusijoje, Ukrainoje atstatomos Lietuvos pilis, Lietuvos didikų dvarai, ką matėm per televiziją. Ir kad mes Lietuvoje nesusitvarkytume su tą, ką mes turim, ne taip jau mes daug to paveldo turim. Aš neperdedu. Likimas lėmė, kad kažkada apie 93-4 metus vaikščiojau šioje teritorijoje, matavom ir žiūrėjom, kas išlikė į senojo aerodromo pastatų, ruošėme apskaitos dokumentus ir ruošėme šį aerodromą tam, kad jis būtų paskelbtas Lietuvos pasididžiavimu, Lietuvos istorijos pasididžiavimu, kultūros paminklu. Tada mes svajojome, kad po 10 metų čia iškils pirmieji atstatytieji pastatai. Deja, šiandien vėlgi matom tuščią lauką ir daug emocijų. Todėl laikas, kad Kaunas žinotų, kas čia buvo, laikas, kad visa Lietuva žinotų, kas čia buvo ir kad visa tai būtų. Ir sėkmės visiems. Ačiū.